Mokesčių policijos departamento Alytaus apskrities skyrius patikrinęs mažmeninę naftos produktų priekybą užsiimančios uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos dujos buhalterinės apskaitos dokumentus nustatė, jog ši bendrovė maišė kelių rūšių A92 ir A98 benziną, bei prekiavo šiais degalais kaip A95 benzinu. Apskaitos aktuose buvo užpajamuota per 20 tonų šio maišyto benzino. Bendrovė iki mokesčių policijos patikrinimo didžiąją dalį šio mišinio jau buvo pardavusi. Išlikusio šių degalų kiekio paimtus mėginius tiria ekspertai. Jie atsakys į klausimą, ar toks mišinys atitinka A95 benzino kokybės standartus. Tačiau pasak policininkų jau dabar aišku, kad bendrovė prekiavusi maišytais degalais pažeidė prekybos naftos produktais ir jų apskaitos taisyklės, už ką administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato nuo 1 iki 30 tūkstančių litų baudas. Gresiančių sankcijų akivaizdoje labiausiai suglumęs jautėsi bendrovės direktoriaus pavaduotojas, kurio įsakymų ir buvo atlikta bei oficialiai įforminta kelių benzino rūšių maišymo procedūra. Kadangi Mažeikių naftos įmonė mėnesį laiko nebedirba ir susidarė sudėtinga padėtis aprūpinant vartotojus 95 markės benzinu, buvo laikas, kad jau netgi neturėjau ir didysis terminalas Nestval Jonavoje. Deja, tokia išeitis, kokią sugalvojo bendrovė Dzūkijos dujos, nusižengia įstatymams.